Prieš tai serijoje prokuroro Tado sūnus Gytis ir jo draugas Martynas suranda saldainį su narkotikais. Jį suvalgė apsinuodiję, atsiduria reanimacijoje. Netrukus paaiškėja, kad Gyčio draugas nesantuokinis Tarano, vieno iš nusikalstamo pasaulio autoritetų sūnus. Taranas imasi savo iniciatyvą ieškoti narkotikų vaikams pardavinėjančių dilerių. Jis įsako stebėti mokyklos teritoriją, ieškoti įtartinų mašinų. Nusikaltėliai taip pat apklausia vaikus, bandydami išsiaiškinti, iš kur ateina narkotikai. Beklausinėdami jie nėra labai skrupulingi, įgąsdina moksleivius. Prokuratūra taip pat nesnaudė. Ieva, eidama į mokyklą apklausti vaikų, pastebi prie mokyklos stovinčią įtartiną mašiną. Ji paskambina Laikai ir Bulviai. Šie areštuoja įtartinus mašinoje sėdėjusius vyrus, bet paaiškėja, jog tai Tarano žmonės, kurie saugo mokyklos teritoriją nuo narkodilerių. Marytė pagrasina Taranui nesikišti į prokuratūros darbą. Taranas atsikerta, kad jis nemato, jog prokuratūra smarkiai stengtųsi aiškintis bylą. Taranas sukviečia nusikalstamo pasaulio autoritetus į Strielkę. Tai ko tylit kaip prisišykę? Nėra misažinė graužė? Aš juk sakiau, kad tokio bespridėlo neleisiu. Ką sugalvoja? Vaikų šito šūdų nuodyti. Jūs tos durnius, kurie ir 30 sulaukia, vis dar stumdosi ir uosto, man pofik. Jeigu durnas, tai ir dviesk. Bet vaikų aš jums nuodyti neleisiu. Aišku? Na, tai pasakykit, kuris? Garbės žodis. Jeigu prisipažinsit, aš viską užmiršiu ir baigta. Na tai kur jūsų liotas dingo? Bijot? Klausyk, dėdė, pagal ką tu čia visiems nurodinėjai? Nesupratau. Man pažiūrėjai, aš tą tavo istoriją. Bet reikalas principė. Čia tau ne caro režimas. Nėra jokių apščiakų, nėra jokių vorų zakonė. Aišku, visi dabar lygus. Kas mano, tas mano. Kas tavo, tas tavo. Nėra, kad čia daug burnos aušinti. Dėdas, blin, neudėl. Bet Strielkas darai, kai kriesnas. Serialų mažiau žiūrėk, dėdė. Tu man aiškini, malakasose. Kai aš pirmoj savo schotkiai buvau, tu dar mamos papą čiulpiai. Tai gal tu daugiausiai ir prisidirbęs, kad dabar vazlikalinė, a? Eik, tu žinai kur. Varom, hebra. Nusibodo mane operetės čia klausyti. Ne vienas su puška. Oi, tau chana gaidose. Pagal panetkę šneki. Tavo laikas praėjo. Baigėsi laikai tavo. Varom, hebra. Kazokas visų pirma, supratai? Žinoma, kad kazokas. Matai, kaip šokinėja, kasgi kitas. Paimsi, ką nors iš jo hebros pamokai. Ir gerai pakratysi. Kaip pasakysi. Kaip pasakysi. O ko tu spirgi? Negi aš tave suėsiu. Su jumis mentais žinok. O tu galėtum truputėlį ir žodžius parinkti, ne? Galėtum kaip normalus bandiūga kreiptis, viršininkė, arba bent jau pareigūnė. Čia tegul su tavim taip zekai bazarin. Aš paprastas žmogus. Paprastas? Netoks jau ir paprastas. Ir nespirgėk čia, gerai, aš norėjau rimtai, ramiai su tavim pasikalbėti. Jei taip sakai. Ko nori? Tavoro turi? Kokio? Kokio, nekabink tu man makaronų mūsų, gerai? Kokso, spydo, ar dar kokio ten? O tu ką, irgi mėgsti? Kad nors šalta būtų. Palin, mentas ir rostą. Tau dievaži keleto šarų galvoj trūksta. Aš visai dėl kitko norėjau su tam pasikalbėti. Ko ant ponto imi? Neturiu. Ko tu toks ramus labai pasidarė, a? Stogą turiu. Stogą turi? Taip ir maniau. O tai įdomu kur? Komisariate ar valdyboj? Tu durnas, aš tau pasakosiu. Gerai. Ne taip man labai ir tai svarbu yra.
Paimsiu tavo cigaretę, gerai? Aš visai dėl kitko su tavim norėjau pasikalbėti. Tu girdėjai tą istoriją su 2 mokyklinukais? Kažką neaiškiai. Kas? Tavo chebros darbas? Tu visai psichas. Ką man gyventi nusibodo? Tas zapadlo tokiais šūdais užsiminėjai. Klausyk tu, Makarink. Nevaidink čia man šventojo, gerai? Ne, tu paklausyk. Vienas dalykas yra rimtam verslininkui. Kartais gramą koksą užstumti. Nu, tegu paniuchina. Ar linksmai hibrytai žolytės stakaną. Nu, tegu paikina. Kam nuo to blogiau? Bet vaikai. Nei babkių, nei tolko. Vien sąžinės graužimas. Manai, kad norėčiau, kad bratano dukra atsisėstų ant šitą. Gerai, o tai kas tau užsiimi? Žinai, ne ta istorija. Tai nebūčiau ir pagalvojęs. Ne, žinau, stumdo abitūrai, kalios atsipyda. Bet kad vaikam, čiupačiupsiu su ekstazina. Netiek mažai ir girdėjęs esi. Taigi, kad tik girdėjęs. Aš žinot, aš nieko nežinau. Man jau brėdas, išsigalvoja. Bet gal galėtum sužinot, ne? Tačiau tavo darbas. Tau algą moka iš mano sumokėtų mokesčių. Būk geras. Nebūdink manyje žvėries, gerai? A tu bent esi 1 centą mokesčiams sumokėjęs, a? Gerai, nurimk tu. Bairių nesupranta. Gerai. Bet stukalint aš nestukalinsiu. Nestukalinsi? Kaip nori. Tvarkoja. A tu prisimeni tą istoriją, kaip visas prisilupęs per 2 dėdus pervažiavai, ką? Galvojai, uždaryta byla? Nė velnio jinai neuždaryta. Greitai ją galima atidaryti. Ir jeigu tu nieko nesužinosi ir nesusirasi pats manęs, aš apie tą tavo bylą rimtai pagalvosiu. Aišku tau? Iki. Aš čia kavos puodelius norėjau išplauti. Būk gerai, vėliau, gerai? Užeik. Ačiū. Prašom. Namie jau antra para nėra vandens karšto, žinai. Avarija ten ar kas, tai, bent atėjau anksčiau dantis, kad bent išsiplau, žinai.
Nu tu jau ką tu, eik išplauk puodukus ir man kavos dabar užir, gerai, nes dar nespėjau namie išgerti. Šitą. Atjuokinga, kai vienas tarnybinis tualetas visiems yra. Sveikas, Gyti. Labas rytas, teta jam. Nevadink manęs teta. Gerai. Na ką, atnešiau to vitaminų, kad greičiau sveiktum. Ačiū. Tai kaip tu jautiesi? Tau čia turbūt tikrai geriau. Linksmiau negu ligoninėje, ar ne? Gerai, tik tadas mane verčia mokytis, kad neatsilikčiau, o jaučiuosi gerai. Ai, tas tadas, o tu esi šaunuolis. Tikras šaunuolis. Klausyk, Gyti. Man sakė, kad tu labai gerai žaidi kompiuteriuose, teisybė? Pamokytų mane, nes aš žaidimuose visai nesusigaudau. Aplankysiu būtinai tave vėliau dar, gerai? Gerai. Na tai ką, iki, sveikų. Iki. Gerai, lėkiu į darbą. Palauk, išgersim kavos, važiuosim kartu. Kaip, augytis, nepasiliksi su juo? Ateis močiutė. Aišku. Buvai mokyklai? Sužinai, ką nors? Buvau, nieko gero. Pasirodo, taranas mus aplenkė, pasiuntė žmonės, kad išsiaiškintų, kas ten tuos narkotikus platina. Taigi prašiau jo, kad nelystų, kad nekištų savo nosios. Ir ką? Na ir ką, tie vaikai dabar taip prigazdinti, kad tyliai žodžio nebeištarė. Velnes. O direktorius aiškina, kad nieko padaryti negali. Ką jis gali padaryti? Nuvažiuosim ir viską išsiaiškinsim. Turi pieno. Ne. Kaip tu gali tą smalą gerti? Va, kvietėt ir atėjau. Nu, aha, tiesiog kai vėjas atlėkiai. Tu už mane čia anksčiau turi sėdėti ir lauk manęs. Palaukit, aš šį darbą beveik visą laiką pirmas ateinu. Tik tu man čia nelele, spartuolis atsirado, pirmas. Ha. Nesuprantu, ką šiandien nenuotaikoj? Nu, tai kokiogi čia būsi nuotaikoje, ja? Ir tu man čia į šalį kalbos nesuk. Tu turėjai sužinoti, kas naujo tarano tvirtovėj. Nu, kas? Nu, kaip ten, net, nežinau net kaip pasakyti. Nu, tu tiesiai sakyk, tiesiai, paimk, pasakyk, nu. Aš, pavyzdžiui, net neįsivaizdavau, kad pas banditus tokios dukros. Netikrai. Galvojau, ten važinėja su džipa iš pakliaus kilogramą ant veido užsimetusios, o jinai su manim paprastai va taip bendravo. Žinokit, tikrai šauni mergina. Palauk. Tu girdi, ką tu šneki, ha? Tau bylą reikia tirti. O tu ką, flirtuoji su mafiozo dukra? Ne, nu nieko ten flirto nebuvo. Paprasčiausia, kalbėjom su jos draugė apie referatą, ten tokią panašią temą rašom. Žinai ką, Laika? Tu turėjai nuvažiuoti pas taraną ir išsiaiškinti, ar jos sūnui kas nors tyčia nepakišo tų narkotikų. Ne. O tu palauk, o jis flirtuoja, nu, su mafiozo dukra. Tai gal tu žinai ką, eik tu mafiozo žentų dirbti, ha? Ne, tu ko jūs tyčiojatės, Laika, paprasčiausia mafiozas. toj situacijoje nieko nebuvo įmanoma daugiau išspausti. Apie šeimos biznį jis sakė ir viskas. Pasiščiukšinai, tu pasiščiukšinai, Laika, tiesiai šviesiai. Man dabar svarbiausia rūpi, kaip tuos, kurie Gyti vos į kapus nenuvarė, kaip su jais atsiskaityti, o tu čia ką man šneki, ką tu šneki? Ne, tai ką jūs galvojat, kad man Gytis nesvarbu? Man Gytis labai svarbu, aš už jį gyvenimą galėčiau paaukoti. Paprasčiausia situacija buvo tokia. Nežinau, nu ką nors sugalvosiu? Ne, o jau nereikia tavo iniciatyvų, žinau aš tavo galvojimus, nereikia. Ne, nu pamatysit, viskas bus gerai. Nu gerai, matau, kad tu supranti, atgailauji, atleidžiu tau. Bet žiūrėk, dabar taip nutarėm, viską kartu apgalvojam ir tada dirbam. Nu, Gerai, kaip jūs sakysit. laisvas. Mafiozo žentas, Laika. Ai. Paskutiniu metu taip dažnai einu į mokyklą, kad pradeda atrodyti, kad vėl grįžau į senas geras dienas. Tai jau tikrai smagus laikai buvo. Jokių problemų.
Nebent iš kur pinigų gaut bandelį ir kompotį nusipirkti. Narkotikai nerūpėjo, bet parūkydavom kur nors už kampą ir viskas. O, tie berniukai. Ach, tos mergionės. Smagu būdavo patampyti už kasų, bet tos dienos nebegrįš. Įsivaizduoju, koks bus laimingas direktorius mus pamatęs. Tai jau panaudoju savo kerinčias galės. Ne, tiesiog pariekam vienas ant kito ir tiek. O po to jis pakvietė tave į pasimatymą. Nebent į bokso ringą. Na, tai kaip sekėsi? Radau vieną tokį smulkų iš kazoko šūtvės. Gatvėje narkotikus pardavinėja. Tiks. Tiks. Kažkaip baimė ima. Kad į karo nepradėčiau. Taigi ne tu pradedi, jisai pradeda. Kazokas pats pradeda. O jeigu tai ne kazokas? Kazokas, kasgi tada kitas. Ogi jis taip šakinėja tas kazokas. Tik tai tam, kad savo užpakalį pridengtų. Gal tavo tiesa? Antra vertus, jeigu ne dabar, tai tie malakasosai visai nustos gerbti. Bus kaip daktarui Kaune. Reikia juos pastatyti į vietą. Vienareikšmiškai reikia. Ką? Nesakau, jeigu nieko dabar nedarysim, tai paskui bus tik blogiau. Sileis kiauliai į bažnyčią, tai tau būtinai ant altoriaus užsilips. Teisingai. Tai ką, Hebrų, nenorit gražaus gyvenimo? Mūsų gyvenimas ir taip gražus. Gražus, taip, matau iš tavo blizgančio kučių. Kaip vežam iš karto narkologinę, ar kaip? Klausykit, jūs padedat mums, mes jums. Vaikai, gyvenkim draugiškai, kaip sakydavo Katinas Leopoldas. Koks Katinas? Na, Katinas. Kuo jūs galite mums padėti? O tuo, kad mes ant jūsų neužsisėsim, negadinsim jūsų gražaus gyvenimėlio. O ko jums reikia? Sakykit, iš kur gaunat kvaišalus, kas čia mokyklo juos prastuminėja? Taigi nesakysit, kad seselė duoda, kai galvas kodo vietoj saridono. Aišku, duoda, iš kur daugiau gautume. Geriau pradėkit šnekėt. Tada paliksim jūs ramybę ir viskas liks tarp mūsų, okei? Nu gerai, tik mes čia mokykloje neperkam. Per diskonus iš dilerių paimam. Tikrai? Ir nieko nežinot apie tos saldainiukus, kurie taip veža? Bombonkės neveža. A, vis dėlto žinai apie bombonkės? Nesame girdėję. Atvažiuoja čia tokie. Kokie tokie? Tokie keturkampiai. Atvažiuoja savo skarbonkį ir prastuminėja. Kas tas skarbonkė? Skarbonkė su bombonkėm. Autobusiukas. Koks autobusiukas? Nu toks, kaip taksas. Tai yra kaip maršrutinis autobusas, tik baltas. Parodysit, kur paprastai sustoja? Nu gerai. Einam. Labas, panelė. Sveikutis, kaip čia atsiradai? Na ką, laimėjau kelionę, 2 į kalnus paslidinėt, gal sakau, kartu nuvažiuojam. Tu bent jau slidinėti mokė? Nebandžiau, bet tu tai mane išmokytum, ar ne? Tik tiek, daugiau nieko. Na, kaip po to sumastytume, gal ką nors paištikauti, a? Tai jau tikrai, Andriau, aš skubai paskaitas, labai malonu su tim papliurti. Tai labai gerai, aš kaip tik čia tam ir esu. Andriau, jeigu rimtai, ką tu čia veiki? Be to, kad bandau tave suvilioti. Na, šiaip mane paskyrė tavo apsauginiu. Kaip tai? Na, čia neišsigas, čia nieko baisaus nėra, mes paprasčiausia norime apsidrausti. Nuo ko? Nu, čia paprasčiausia procedūra. Mes tyriam bylą, dėl to turim apsaugoti tave ir tavo šeimos narius. Bet taigi mano tėvas gali mus apsaugoti. Tėvo dabar nėra? Andriau, tu manęs neapgaudinėjai? Taigi mes dar nevedę. Bet šiaip tai tikrai, čia yra rimta kaip laidotuvėse. Aš noriu tave tik nuvežti į paskaitas. Na, gerai, bet iki paskaitas. Tai aišku. O po to gal nuvažiuotume kur nors paslidinėt? Ką? Andriau, net negalvok, slidinėti aš tavęs nemokinsiu. Ne, bet aš esu labai įmus mokinys, tu su manim bėdos tikrai neturėsi. Neprašyk. Na, kaip nori, į paskaitas. O apie ką bus paskaitos, tiesa? Kaip išvengti trinties slidinėjimo metu, kad nuo kurios pasistoja plaukai ant kojų?
Andrėjau, kai aš tau pastatysiu. Supratau. Aš žinau, kas jums patinka. Nors toks maistas, aišku, figūrai nepadeda ir užkemša kraujagyslės, bet manau, kad vienas kartas nepakenks. Na jo, dėl tokio megniko kaip figūra, tai aš jau malonumo neatsisakysiu. Jau porą metų ten gyvenime pirmyn ar atgal, tai čia nesvarbu. Nesakyk, nesakyk. Yra dar to padažo grybų. Dėkui. Nu, tai kaip sekasi mokslai? Gerai. Naujos studijos? Jis su anglų kalba vargsta. Labai dideli reikalavimai. Na, man nereikia mano advokatų. Ką? Nėr dujų dėl speak English? Tai va, tai yra dujų, tai yra. Nu, tai kokios problemos? Ai, tai Mumra sugalvojo, kad mūsų mokymosi tempai turi būti greitesni, tokie patys ir net greitesni negu New Yorko eismas. Nu, tai įsivaizduoju. Yra juk ir kitų dalykų, kur mokytis nespėjam. Žinai, norint ką nors gerai išmokti, yra tik du būdai. Kokie? Nu, pirmas tai iš tikrųjų stropiai mokytis, o kitas tai suvalgyti sąsiuvinį. Suvalgyti sąsiuvinį. Nu, suvalgyti tą sąsiuvinį. Ir ką, skrandis pasidaro protingesnis. Sūnau, o degtinėlė tai aš kur pilu? Į skrandę, ne? O kur muša? Galvon. Na, taip. Dar nori dar tepelino? Ne, nu ką, šito negaliu įveikti. Gal dar degtinėlės, a? Oi, ne, ačiū, aš viskas, o jūs savo įsipilkit, jeigu norit. Dar, ne, ir tau užteks, gerai? Aš dar vieną padarysiu. Įkalsiu, kaip sakosi. Na, gerai. Norėjau va čia su tavim pasišnekėti apie šį, apie tą. Nu, mes dabar, žinok, tyriam tokią bylą dėl kvaišalų platinimo mokyklose. Nu, ir kvaišai dėtas? Ne, tai, žinai, galvojau, tu ką nors žinai, galėtų mums padėti. Tėvai, nesirūpink, tikrai narkotikų nevartoju. Ne, aš tikiu, kad tu nevartoji ir dėl to nepergyveni. Bet žinai, neseniai baigiai mokyklą, na, pažįsti tų vaikų, na, ne vaikų, paauglių tų psichologiją, na, galėtų mums padėti pasakyti, iš kur jie, pavyzdžiui, narkotikus gauna, ne? Tai va, dėl ko visas šitas farsas. Šeimininiai pietus vadinasi. Tėveliui prireikė informacijos. Eikit, jūs žinot, kur su savo cepelinais? Sauliau, Sauliau, palauk. Sauliau. Šūdas. Islamas nėra vientisas, kaip tai gali kam nors atrodyti. Vat tu, ar galėtum man dabar pasakyti, kokie būtent iš islamo atšakų gyveno dabartiniai Irako teritorijoje? Sunitai. Taigi aš jau tau pasakoju, kad ne sunitai, o šiitai. Nors jie irgi iš sunitų atšaka. Bet labai įdomus toks dalykas, kad juos siejo vienas toks jų sugalvotas terminas takijė. O tai reiškia, kad jie fiktyviai gali išsižadėti savosios religijos. Nes ten labai ilgą laiką juos persekiojo tiek civilinė, tiek dvasinė valdžia. Ir tas takijė jiems leido atsižadėti savosios religijos, žinoma, fiktyviai. Įsivaizduoju, kiek laiko per tiek laiko jie išvystė savo dviveizdystę. Ką sakai? Nu aš sakau, kad islamas yra pakankamai įdomi ir tvirta religija. Ir manau, kad neužilgo turėtų Lietuva praktiškai per pusę pasidaryti musulmonišką. Gal nepasidarys. O jeigu dar alkoholį leistų, garantuotai kas antras apsipjaustytų. O ką, musulmonai apsipjausto? Na taip, tai vadinasi, pirmosios vedybos pas juos tą progą dovanoja Opelį, Ožį ten. Ką čia pezi dabar? Ką darbo neturi? Sekretorė kabinė? Va. Geriau imk lapelį. Čia gal aš ir nelabai aiškiai parašiau, bet parašiau, ką vaikai apie tą furgoną papasakojo. Ant tą furgoną, iš kurio narkotikais prekiaujama. Užsimk tuo furgonu policijai
Išsiaiškim, čia surašiau viską, panašiai, kokia gali būti markė, kada ir kur paskutinį kartą matė. Nu, paskubėk. A, čia iš tos bylos, kur saldainių su narkotikai buvo? Taip. Paskubėk, gerai. Pakelk subinį. Tu parašyk ataskaitą apie mūsų apklausą, o aš varau pas ekspertą. O kodėl aš? Tavo raštas gražesnis. Kompiuteriu? Sveikas, kaip tik pas tave jau. Sveikas, jeigu nemeluoji. Turiu į tave reikaliuką. Klok. Man regis šitas daikčiukas, kuris vaikus iš koto verčia. Girdėjau apie tavo sūnų. Kaip jis? Dabar jau nieko, ačiū. Tai čia, šitą bombonkį. Man regis taip. Šuns nukėja. Į subinę jiems sukiš šitos pinigus, kuriuos jie uždirba. Gerai. Daug, pažiūrėsim, kas čia saldumynas, gardumynas. Ilgai užtruks? Nežinau. Žiūrint, kiek reikės testų. Ašgi net nežinau, kokios medžiagos mes ieškom. Taigi reikės kelių reakcijų. Bet aš pasistengsiu greičiau. Dėl manęs. Pasisteng gerai. Bus rezultatas. Iškart skambinu. Aišku? Dėkui. Labas. Na, kaip paskaitos? Nieko gerai. Tikiuosi nelauki mane šią visą dieną. Na, truputėlį palaukiu, bet čia jau toks mano darbas. Na, nieko savo tikrai nemalonus darbas laukti kažkokios tinginės studentės, kuriai paskirta apsauga. Ir vien dėl to, kad jos tėvo vaikas apsinuodijo saldainių. Nu, ten buvo ne visai saldainis, ten buvo narkotikai. Na, taip. Egzistuoja tokia taisyklė, kad negalima valgyti bet ko, kas papuola. O velnas ir tas šit važiavo. Sveikai, Jurga, kaip paskaitas? Tėtis prašė tave parvežti po paskaitų namo. Nieko, aš pravažiuosiu su... Andrėjumi. Trauk iš šalin, tavęs niekas neklaus. Klausyk, vyrutė, aš esu iš prokuratūros ir man pristatyta ją saugoti, supratai? Tėvas pats apsaugo savo dukterį, Jurga, važiuojam. Nenurodinė, kur man sėsti. Parvažiuosiu su Andrėjum. Tėvas man paprašė tave parvežti namo, aš ir parvešiu tave namo. Jeigu tu man trukdysi atlikti savo pareigas, aš galiu tave suimti, supratai? Eik iš čia šalin, nezirzės. Kam tu skambini? Tėvui, tegu pats tau pasako. Alio? Labas, čia aš. Čia nenumatyta situacija truputėlį. Jurga atsisako su manim važiuoti. Čia yra toks žmogus iš prokuratūros. Paskirtas saugoti. Nuo ko, nežinau nuo ko. Gerai. Ne. Gerai, aha. Gerai, duodu Jurgą. Duodu. Alio? Tėti, labas. Ne, jis mane saugo. Taigi prokuroras, Andrius. Taip, ne, jis visai malonus. Tėti, aš nenoriu važiuoti su Vydiu, ne, aš mieliau parvažiuosiu su Andrėjum. Taigi prokuroras Andrius, juk aš tau sakiau. Na viešpatie, tėti, kodėl aš negaliu žinoti jo vardą? Na tėti, tėveli, juk tai mano gyvenimas. Ir kodėl tu nesvarbi mano nuomonė? Žinai ką, tėti, aš jau pavargau nuo viso šito. Iki. Na, ką tau sakė? Ne tavo reikalas. Važiuojam. Nepyk. Man reikia važiuoti. Ne, tai gerai, aš suprantu. Pasimatysim. Iki. Norėjom kaip geriau, išėjo, kaip sakosi, kaip visada. Jis dabar labai pavargęs, labai daug mokosi, beveik neįsimiega, jautrus. Įsimylėjęs. Nežinau, jis man apie tai nepasakoja. O iš viso mes pastaruoju metu labai mažai šnekame su juo. Manai, kad aš galėčiau su juo bent kada rimtai pasišnekėti?
ką aš dariau, kad niekada su juo kažkaip nepasikalbėdavau, bet ir progos nebuvo. Ką jau čia šnekėti? Aišku, galėjau aš pas jūs ir dažniau užeidinėti, bet togi irgi. Nu, nesigraužkim gana. Man atrodo, jis ant manęs pyksta, iš tikrųjų. Taigi dabar irgi. Kaip degtukas suspirgėjo ir išėjo? Man atrodo, kad ne viskas dar prarasta. Man atrodo, kad jeigu jūs panorėtumėt, tai galėtumėt surasti bendrą kalbą. Bet tai jis tik mane kaltina, aš jau matau. Nu gerai, tiek to. Ne. Ką? Visai jis tavęs nekaltina, aš manau. Išgerkim. Klausyk, Marijonai, tu man duvanok. Bet ką Rima tau marškinių neišlygina, kad atrodai kaip ištrauktas iš šuns gerklės. Na, gerai viskas, ką. Nelabai. Ir švarkelis toks patrišęs. O kurgi tavo toks orus vyriausiojo prokuroro imidžas, a? Viskas gerai. Nepyk. Nu ką, reikia man jau... Išgerkim dar. Nu, sveikatą. Būk sveikas. Labas, einam pasikalbėti. O čia negalime? Ne, čia negalime. Ką tu savo galvoji? Tu ką, iš proto išėjai? Tu nežinai mūsų santykių su mentais? Tėti, bet juk jis nieko blogo nepadarė. Nepadarė. Tai reikia laukti, kol jis padarys. Tu suprask, kad jeigu jų ir mūsų interesai sutapo šioje istorijoje, tai dar nereiškia, kad mes turime jais pasitikėti. Supranti, jie tik ir laukia, kaip mane prigriebtų už senus darbelius. O tas pacanas iš prokuratūros tik tam ir pastatytas. Ir tu turėtum jo vengti, o ne su jo flirtuoti. Aš ir neflirtuoju. Ir iš vis ar aš kažkokiam kalėjime, kad turiu laikytis visų jūsų zdėgiškų nesąmonių. Nedraskyk akių. Aš tave maitinu ir iš vis esu tavo tėvas. Tu ką, maža to? Tu manai, kad užtenka? Baigtas erezijas ir važiuok namo, ten ir baigsim savo kalbą. Ir kad daugiau jokių santykių su to pacanu iš prokuratūros ir su policija, kitaip mes rimtai susipyksim. Kaip tu sakysi, tėti? Nori pasidalinsiu paskutinę kavą? O tai kam dabar laikas pirkti? Kam? Laikai. Bet tas gyva tai išsisuks, sakys. Kavos negeriu, cukraus nevartoju. Tai kur viskas dingsta? Ką čia dar popieriai? Atsispausdinom iš kelių policijos serverio. Pažįstamas prileido. Čia viskas apie tos mikriukus, ką galima rasti per pastarąsias savaitės. Taigi pražilsim, kol viską patikrinsim. O kelių policijai pranešiai? Na taip, bet jie nelabai apsidžiaugė. Sako, be tikslesnių nuorodų tai tas pats, kad šieno kupetoje adatos ieškoti. O ką darysi? Ką? Nežinau. Kava kvepia? Ne kava, o kavos gėrimų. Nu, taigi vieną gurkšnelį man galima. Pas mus tai jau baigėsi, žinok. O visi, tarp kitko, net cento iki algos nenori duoti. Čia kofeino tiek, kad galima duoti mažamečiam. Ką jau viską patikrinai? Aišku, kad ne. Kol pagal visus nurodymus atliksiu procedūras, praeis beveik savaitė. Bet kad ir taip aišku. Kas? O kasgi daugiau? MDMA. O kas tai yra? Metilen dioksi metilamfetaminas. Amfa? Ne, ekstazi. Ir kas įdomiausia, saldainis išmirkytas skystame ekstazi. O pas mus daugiausia vartojamas kristalinis. Aš pats niekad nesu matęs skysto ekstazi. Taigi ačiū už progą. Ir už kavą. Nes, tarp kitko, turiu pasakyti, kad skysta. Sakiau, kad paskutinį. Nu, Ingrida, nieks manęs neieškoja, a? Čia vis skambina kažkoks nemalonus ir zlus ir... Ojojoj. Tai tikiuosi, kad tu maloniai su juo šnekėjai, a? Nesupratau.
Tu esi pirmas balsas, kurį išgirsta žmogus kreipdamasis į mūsų įstaigą. Vat nėra nieko baisiau mūsų demokratiniai valstybei, kaip visi tie biurokratiniai slenkščiai, kaip neatida žmogui. Galų gale blogas sekretorės ūpas. Bet aš mandagiai su juo kalbėjau. Nu tai tada mūsų įstaigai pasisekė. Šiandien. Bet vat aš, Ingrida, pastebėjau, vat tau trūksta atidos. Trūksta žmogiškumo, trūksta šilumos kažkokios. Galų gale tu vat ir gandus mėgsti panešioti, ir pasiklausyti, ko žmonės kiti nenorės. Aš niekada. Neverk tu čia man, nieks tavęs čia nebara, o paprasčiausiai turi išklausyti manęs kaip vyresnio žmogaus nuomonę ir gerbti turi ir mokytis. Galų gale klausyk, taigi, tai augtgi reikia. Kažkaip tai paskaityti kažką tai, nu. Tu bent į baletą nuėjai kada nors, nu Dieve mano, tai kada mes išauksim iš tos žagrės amžiaus, į Europą jau einam, nu. Tai su kiekvienu lankytoju, taigi mums reikia bendrauti visiškai kitaip. Ne biurokratiškai, o šiltai, bet kartu ir nesausai. Nu tai gal ragelį pakelsi, kas tau čia yra dabar? Alio, taip, laba diena. Taip, prokuroras Kontrimas pasirodė. Kalbėsi čia ar į savo kabinetą eisit? Kas čia toks? Visvaldas Tarabilda. Oi, tas šiknius. Junk į kabinetą. Matau. Nu, klausau. Nu, tai kasgi pati paskatina taip man paskambins, taigi, ką, gal jaunimas uodegą prispaudė? Klausyk, prokurorė, mesk juokauti, nes gali kam nors kitam uodegos nusvilti. Žinai, jeigu tu taip kalbėjai ir su mano sekretorė, tai aš tikrai galiu patikėti jo žodžiais, kad mums skambino labai nekultūringas žmogus. O tu pasilik savo sąmojį ir savo sekretorės, o mano šeimą palik ramybėje. Ką aš padariau tavo šeimą? Neapsimetinėk kvaileliu. Kas jeigu ne tu paskyrei tą gaidį prie mano dukters? Paskirta apsauga. Jūs man nepūskit arabų dėl apsaugos. Man nereikia apsaugos. Savo dukrą aš apsisaugusiu kaip nors ir pats. Palauk, bet... Kad per kilometrą to gaidžio nebūtų prie mano dukters. Supratai, per kilometrą. Niekam aš nieko neliepiau. Man neįdomu. Aš ne kvailelis. Mano dukra sekiama, persekiojama. O dar sako... Klausyk. Aš esu Lietuvos pilietis, pilna teisės Lietuvos pilietis ir aš reikalauju teismo sprendimo dėl mano šeimos persekiojimo. Aš moku mokesčius, prokurorė, kur dalis nueina tavo atlyginimui ir ne tam moku, kad mane persekiotumėte. Kur mes gyvenam? Kas čia? Somalis, Sudanas ar Baltarusija? Aš reikalauju, kad nebūtų to Andriaus ar kito kokio šikniaus prie mano dukters, kad nematyčiau, nes aš kreipsiuos į patį prezidentą. Ir jūs man nesavivaliausit. Taškas. Ne, nu tai čia aišku laika, nu. Tik tas pusgalis dar galėjo pana susidomėti, nu. Kur laika? Jis dėl tos bylos. Kokios bylos? Kai tik pasirodys staigiai pas mane į kabinetą. Aišku? Aišku. Nu ir gerai, kad aišku. Dalyvauja realybės šou, gamta visų namai kiškyčia. Jėma, kas yra, nes... Tu sakai, pražilsim, kol surasim. O ką žinojau, kad kažkoks smalsus dėdas miškėje aptiks? Na gerai, o kur tas žmogus, kur surado? Ką? Kur tas žmogus, kur surado? Daug svarbesnių reikalų kitokių turėjusiai, ar ne? Svarbesnių negu narkotikų byla.
Gerai, kad adresą bent paėmė. Nežinau, ko ten jūs policijoje moko. Nieko savo tu važinėjai. Nebijai, kad šonus apsibraukysi, Inčakas. Jie kažkaip privažiavo. Nu, privažiavo. Sveikas, ką radai? Nieko, bet iškviečiau su šunim, su daktiloskopais. Viskas taip išgramdyta, išvalyta, kad va sėdinės nugramdytas net. Tai ką, tu kišai nagus? Būk gera, panelytė. Tai ašgi matau, kaip pastatyta mašina. Įdomu. Galėjogi kažkur garaže detalėmi išardyti, kam į mišką tvarė. Ką žinau, ne man tak nusikaltėlių psichologija. O gal ruošiasi kažkaip kitaip atsikratyti, sudeginti, pavyzdžiui, bet kažkas sutrukdė? Gal ir ruošiasi, bet kažkodėl viską taip švariai išvalė. Klausyk, tu esutems ir tie tavo daktiloskopai nieko nesuras. Reikia nuvaryti saugią vietą. Pasakyti, reikėjo iš pat pradžių su šunim viską pereiti. Tai o mes? Ką mes? Variklio ir kėbulo numeris tik vis dar nenubrūžintas. O per jį išsiaiškinsim, kieno vardu registruoti ir taip toliau. Ne, nu žiūrėsi. Vis šioks toks galas. Nepatikėsi, kėbulo numeris nubrūžytas. Nėra. Tai aišku, to reikėjo tikėtis. Kame reikalas? Ko aš jums užkliuvau, nu Chebra? Aš paprastas dileris, aš sunku, ko aš... Palauk. Atvedėm gaidį. Aš tikrai nieko nesuprantu, nu ko jūs už manęs norite. Chebra, iš tikrųjų, aš visai čia ne prie ko esu. Chebra, aš čia ne prie ko, taigi jūs... Narkota. Tai jūsgi išdūrė, kad... Tai ką dabar su ta maita darysim? Iš pradžių pakabinsim, o po to žiūrėsim. Pakabinsim? Paskui žiūrėsim. Pratai?